Labą dieną. Labą dieną. Kaip matote, pas mane viešnia ir mano draugė, ir mano kolegė Dalia Bielskytė, neurografė. O čia jūs matysite rubriką, vėl grįžtu su savo numerologija, savirealizacija ir pinigų srautas. Ir šiandien mano auka yra Dalytė, sutiko man leisti ją išknebinėti po kauliuką. Aš, tarp kitko, ją pažįstu ir labai gerai pažįstu, bet kai tu žiūri žmogaus matricą ir dar kai tu randi tokių perliukų, kurie atsikartoja su mano pačios matrica, aš vakare ruošdamas išgyvenau iš tikrųjų nerealius suvokimus. Tai ir aš šiandien atėjus iš karto klausiu, ką tu vakar darei, nes atsibudus ryte pajutau, kad erdvė yra pasikeitusi. Kai Jolanta prisiliečia prie erdvės, jinai visą laiką sureaguoja. Taip, kad iš tikrųjų bus įdomu ir aš nenoriu sutikti, kad tu čia mane privertei. Aš labai seniai laukiau šitos akimirkos ir dabar tiesiog sėdžiu, smalsauju ir kai prašiau bent šiek tiek praskleisti skraistę, man Jolanta pasakė, ne, tu sužinosi viską tik tai eteryje. Taip, kad aš laukiu taip pat kaip ir jūs ir man be galo įdomu, kokiegi tie mano finansiniai srautai ir savirealizacijos galimybės. Ja, aišku, mes pradėsim nuo asmenybės. Kad ir kaip mes galim save pažinti, vis tiek tų nuostabų bus. Ir nuostabos dažniausiai būna ne dėl to, kad aš kažką blogai darau, o dėl to, kad aš taip ir galvoju, o tai aš kitaip ir elgiuosi, o tai čia pas mane tas yra. Ir tas yra gražiausia, tai yra fainiausia, kada žmogus kažkuriam savo gyvenimo etape gali suvokti ir užfiksuoti, kad viskas, tai yra mano duotybė, tai yra mano stiprybė ir man ją ne to, kad palikti reikia, gal tai ne mano, o atvirkščiai. Ir tai yra labai aktualu, pavyzdžiui, man tai yra aktualu, bet aš žinau, kadangi dirbu su žmonėm, kad daugeliui tai yra aktualu. Mes ieškom, mokomės, laukiam patvirtinimo ir labai dažnai tas patvirtinimas ateina per savęs pažinimą. Nes vis atrodo, o gal aš nevertas, o gal aš nepakankamai moku, gal aš nepakankamai žinau, pasakykit man, kad aš pakankamas. Ir štai tas sužinojimas, kad tai yra tavo kelias, tai yra tavo paskirtis, tiesiog gali padėti man, bent jau aš tikiuosi tokio taško, kad taip tu eini teisingai. Tikiuosi. Aš nežinau, tu eini teisingai, mes dabar. Gerai, viskas, lūkesčius aš atmetu lūkesčius. Jeigu neteisingai, tai viso gero mano neurografika, aš eisiu kitur. Aš pasiruošusi. Čia tikrai netiesa, labai abejoju ir dams tai pasakyti viso gero neurografikai. Kai bus, tai bus. Aš pasiruošus. Galim pradėti, gerai. Ir iš tikrųjų tai, ką pasakysiu, pirmiausia, visiškai nenuostabu yra apie Dalią, ypatingai tiems, kurie iš jūsų labai senai pažįstam. Jinai gimusi yra 27 dieną. Pradėkime nuo to, kad dvejetukas tai yra empatija, tai yra intuicija labai gera, tai yra santykis su pasauliu, o septynetas tai yra riedėjimo jėga, ne? Tai yra vežimas, tas, kuris važiuoja nesustodamas, tam, kuriam reikia pasiekimų, tam, kuriam reikia žinių ir taip toliau. Ir šiuo atveju visumoj, su savo intuicija, su savo empatija, su savo jėga važiavimu į priekį, su kario energija užkariautojo, gaunasi devynetas, kuris kas yra? Pirmoji vietoj, tai yra žmogus gelbėtojas. Tas, kuris ištisai nori padėti visiems, jis visus gelbsti. Pas jį be galo, iš tikrųjų pas devynetuką yra gera intuicija ir jisai visą laiką prisistato į pagalbą. Labai svarbu yra, kad tas devynetukas padėtų irgi ne iš to, kad jisai neturi jėgos vidinės, jis neturi galbūt laiko, resursų, ar ne, kad jisai padėtų iš to, kad jisai žino apie ką, žino, kad gali, žino, kaip tai padaryti. Turiu omeny, kad nemaitinti savo krauju, o iš vidinės galios tai daryti, o ne dėl to, kad aš paaukosiu save ir būsiu visai išsekusi ir nuviepusi. Ir tarp kitko, tai yra mano tema iš tikrųjų. Taip, ir tau tai yra labai aktualu, vien dėl to, kad tavo kertinėje klaidoje, po to mes prieisime prie jo, stovi 12 arkanas, kuris reiškia auka. Žmogus užkabinė save žemyn galvą ir dėl ko nors kabo, nežinau, kad kažką paleisti iš kalėjimo, kaip senoviai būtų, ir dar kaip protestas. Ir šiuo atveju ta auka yra, kad aš aukoju kažką tai savo ir tavo devynetuką šiuo atveju jinai labai sustiprina. Be viso šito,
tas savęs atidavimas gali būti dar net nesąmoningas visam kam. Aš atiduodu save darbui, aš atiduodu save šeimai, aš atiduodu save, nežinau, mokslams kokiam ypatingai, kada yra kažkoks tai susidomėjimas. Ir kadangi pas pačią šitoj sferoje stovi 5-tukas, kuris kalba apie tai, ir 14 arkanas irgi stovi, irgi pliuse jis yra 5-tukas, jis kalba apie tai, kad žmogus iš tiesų nori žinių. Jis nori mokytis ir dar kartą. Nu jau čia tai teisybė, tai iš tikrųjų taip noriu. Gaila, kad aš to, negaila, bet aš to visai nenorėjau, kai man buvo 18 ir aš privalėjau tai daryti, bet dabar aš tiesiog iš proto kraustausi, ko čia dar pasimokęs. Taip. Ir čia yra vadinami tai, kad toks amžinas studentas, jis visą laiką mokosi ir jisai niekada nesijaučia jau pakankamai, kad gali atiduoti žinią savo. Taip. Jam reikia dar pasimokyti, jam reikia dar kažką įgyti, jam prie to reikia sustiprėti, jam reikia pasitikrinti ir galų gale jisai į senatvę gal ir norėtų, bet gal jau smarvės tuo metu nebėra. Ir čia vadinami tokie vis savinepakankamumas. Jisai save labai numenkina, sumažina, o atvirkščiai tai yra vienas labiausiai finansiškai apmokamų skaičių. Žmogus turėtų eiti į tą statusą, kada jisai jaučia savo vertę, pirmiausia susitvarkyti reikia su savivertė pirmoje vietoje, o tada jau galiu mokytis ir iš karto atiduoti. Tik per atidavimą jame eis dar vienas mokymasis ir už tai jie būna amžini studentai. Ir dažniausiai jis negauna to atlygio, kurio jis yra vertas. Žinai, ką aš dabar jaučiu? Aš sėdžiu, be abejo, visą tai labai gražiai klijuojasi man, bet man galvoje, kadangi, atsakau, aš dirbu su žmonėm, man jau, ar tu girdi? Jolanta, ar tu girdi? Viktorija, ar tu girdi? Todėl, kad iš tikrųjų visą tai, ką tu dabar sakai, tai jūs, kas žiūrite, drąsiai galite taikyti savo. Taip. Nes tai yra labai bendražmogiški dalykai. Šiuo atveju jie yra mano, bet jeigu jūs girdite apie save, tai žinokit, kad tai yra apie jūs. Nes aš kai kuriuos iš jūsų matau dabar tiesiog. Taip mes aptarinėjom konkrečiai. Tai tinka 9 arkanui, kada 9 diena yra gimęs, 18 diena gimusiems ir 27 diena gimusiems. Va. Aišku, aš dar papildau, ką pas Dalę matau, kai kurie arkanai sustiprina būtent tą norą mokytis, norą aukotis ir padėti kitiems, sustiprina kitos programos, kurios yra šalia. Ir 9 labai svarbu iš tikrųjų nešti dvasinę naudą. Nebėgti padėti vaikui, vyrui, mamai, draugui, bendradarbiui, o nešti bagažą. Dėl to, kad 9 tai yra filosofas, tai yra žinios filosofinės, ezoterinės, dvasinės žinios. Tai yra labai geras mokytojas, kuris turi empatiškumą ir galimybę perduoti visas šitas žinias. Maža to, tai yra dar ir, kaip jis tai vadinasi, gydytojas. Tai yra dvasinis gydytojas. 9 tai turi gydomąją energiją ir iš jų labai dažnai išeina ir geri chirurgai, ir gydytojai, ir dvasiniai gydytojai, ne tik paprasti tie gydytojai. Tai šiuo atveju labai svarbu yra suvokti tą dvasinį potencialą, kuris jame glūdi ir per tuos mokymusis jis dažniausiai nori išskleidžia. Jis vis tiek eis per pačią filosofiją, per suvokimą dieviškos sandaros šito pasaulio, o nepaprastai, imkim kaip 4 eitų per žemišką suvokimą pačio pasaulio, arba 8. Jis eitų daugiau per materiją, o jisai eis per tą, kaip viena mano kolegė Eglė, kaip sako, jeigu aš pradėsiu, kalbėti, iš kur atsirado, jeigu kepčiau kiaušinienę ir norėčiau papasakoti, kas tai yra, aš pradėčiau nuo to, iš kur atsirado kiaušinis ir taip toliau. Tai šiuo atveju apie 9 irgi kalbama, lygiai taip pat yra. Ir kas labai svarbu yra jiems išmokti priimti pagalbą, išmokti prašyti pagalbos 9, nes tai dar yra iš tikrųjų ir atsiskyrėlio ženklas, kada 9 nuo pasaulio minuse paima ir atsiskiria. Ir jisai nifiga nenori duoti žinių, jis nenori bendrauti, jis nenori išnešti į pasaulį savęs, savo potencialo kažkokio tai. Pats savo įdomus. Pats savo įdomus, čia toksai ego labai stipriai šiuo atveju veikia žmonės, kada įsižeidžia kažką tai ir sako, tik niekur aš neįsiu, užsidarau, atsiskiriu ir jūs ten pasiūskitės visas pasaulis. Šiuo atveju taip, jie atsiskyrę, randa vidinės jėgos, jie atsistato, jiems reikia to atsiskyrimo, bet labai svarbu neužsibūti tenais, žinoti savo misiją. Aš esu gydytojas, aš privalau per patį
žodį, per prisilietimą, per leidimą būti savo kompanijoje, bendravimą, atiduoti tas žinias ir padėti žmonėms. Ir labai būtina yra priimti pagalbą. Kas dar tuoj? Jeigu kas nors norite man padėti, aš priimu. Mano YouTube kanalas, kur yra visi įrašai neurografijos. Čia dabar ir pasakyti. Ja, taip. Mano YouTube kanalas kaip švediškas stalas. Rinkitės mokamus piešimus. Va dar vienas labai svarbus, tarp kitko, jeigu pradėjome apie YouTube kanalą. Kur yra sėkmės fortūna pas devynetukus? Ogi tai, kad reikėtų, padeda būtent tada, kada devynetas reiškiasi viešai. Tai rašyti tinklaraštį bet kokį, kurti YouTube kanalą, pas mane taip ir parašyta. Telegram kanalas. Taip. Kada suprantu, kad į visą tai einu, tai pažiūrėsim, kas trukdo mums, nes yra trukdžiai, kurie neleidžia į maštabą išeiti visą tai. Ir labai svarbu yra devynetams pareikšti apie save. Todėl, kad gyvenimas tada, kada aš pareiškiu apie save, kada aš leidžiu kitiems matyti save, sekti save, gyvenimas atneša mums visai kitą kokybę. Jis pradeda nešti man galimybės į gyvenimą. Taip, kaip jau sakiau, prigimtinė išmintis, žinios, filosofinis požiūris į gyvenimą yra pas devynetukus. Ezoterinis potencialas yra gebėjimas matyti pranašiškus sapnus, skaityti ženklus pas devynetą lygiai taip pat. Talentingi, galintys į viską, ką studijuoja, viskas jiems įdomu devynetams. Jie prie ko be prisiliestų, jiems be galo viskas įdomu ir jie gali eiti į gylį. Jo, teisingai, mano vyrasgi devynetas irgi. Taip ir yra, teisingai. Jau galiu patvirtinti per 2. Mano dukra yra 27, irgi tas pats. Jo, ir savarankiškai pasikrauna energijos. Bet aišku, kad jie turi ir neigiamą pusę. Ogi žvilgtelėkim į tą neigiamą pusę. Žvilgtelėkim. Bet taip, negiliai šį kartą. Gerai, negiliai. Uždarumas. Atsiribojimas. Vengimas kontaktų su išoriniu pasauliu, kada eina per minusą. Būna irgi etapai, kada jie labai nusivilia, pervargsta, ypatingai su 12 arkanu, ir joks jo noro nėra padėti žmonėms, dalintis kažkokiamis savo žiniomis. Jie nueina į abejingumą, į šaltumą, į asketizmą, užsidaro savo namuose, užsikala lankus visus ir viskas. Nieko nenori. Arba gali būti toks atvirkštinis variantas, kada atvirkščiai jie susikoncentruoja labai stipriai į prabangą. Pradeda sirgti kokia ta liga, šopagolizmas. Ar čia minusas koncentruotis į prabangą, aš visai norėčiau. Bet jums labai svarbu išlaikyti pusiausvyrą. Tai visur, aš taip įsivaizduoju. Nes kitaip gali vien tas nunešti vieną arba į kitą pusę. Tai šiuo atveju susikoncentravimas vien į prabangą, tai ne dėl to, kad aš noriu dalintis, o tai yra skaičius, kuris turi dalintis. O todėl, kad noriu turėti šiuo atveju. Tai prasideda pirkimas, apsipirkinėjimas. Aišku, gelbėtojo sindromas, pasirengęs visiems padėti savo sąskaitą, jokios dvasinės pusiausvyros ir materinės nebelieka ir tada jau tas nuovargis. Ką tik pagavau, kaip pas mane gražiai siejasi noras žinių ir šopoholizmas. Jeigu aš neperku daiktų, bet aš perku mokymus ir kursus, tai irgi yra šopoholizmas. Tiesiog negaliu susilaikyti labai. Čia labai geras pastebėjimas. Žinokit, ir aš tą ligą turiu. Pas mane devynetų labai daug yra asmenybės šitam, ne asmenybės, atsiprašau, o pinigų šitoj sferoj. Tai šiuo atveju aš irgi perku tuos. Bet aš bent jau stengiuosi tiek, kad aš pirkdavau anksčiau knygas. Ir kiti ateidavo ten pilnas lentynos knygų. Pas mane mažai tų knygų nebūdavo daug, aš sakydavau, visus perskaityti, sako, ne, aš tik perku. O aš niekada nepirkdavau kitos knygos, kol neperskaitydavau šitą. Tai su mokslais taip pat. Aš perku, aš tik vienu esu neperėjus, kada man susidobliavo su numerologijos mokslas, man buvo labai sunku, ten spaudė terminai, tai anų mokslo aš nebaigiau, o šiaip aš stengiuosi baigti mokslus. Aš irgi baigiu ir ne tik baigiu, dar vienas dalykas, kurį klausaus ir galvoju, vis dėlto kai kurių dalykų aš jau esu išmokusi. Aš ne tik tai baigiu juos, aš pradedu mokytis, pradedu taikyti. Taip.
Nes vien tik tai išmokti, turėti galvoj, padėti stalčių, tai irgi yra nedalykas. Aš iš karto taikau ir iš karto naudoju, tada aš jaučiu dvigubą džiaugsmą nuo to. Tai čia jau, sakyčiau, yra pasiekimas Nu devynetui. vat. Atsiprašau, žinant tai, kad dažniausiai jisai mokus, bet netiduoda. Bet atsimink, kiek buvo, ar ne, etapas, koksai, kada jo mokaus ir netiduodu Tai. į pasaulį. Rekomendacijos kokios būtų šiuo atveju devynetui. Atsikratyti aukos būsenos, tobulėti dvasiškai, padėti pasauliui, nebūti gelbėtojų be prašymo ir jokių būdų neužsidaryti nuo pasaulio, neatsitraukti į vienatvę. Tai yra žmogus, kuris geba padėti. Ir kas be ko, priimti pagalbą iš kitų. Šiuo atveju pas pačią yra, imkim, jeigu dar apžvelgtumėm trumpai tavo asmenybę, 11 minusė 11, tai yra imkim, dvejetas visų pirma, kai kalbam, o dvejetas tai yra be galo stipri intuicija, o 11 arkanas, 2 vienetai, tai yra lyderis. Lyderio savybės kol kas iš praeitų įsikūnijimų yra minuse. Bet žiūrint tai, kaip tu dabar viena pati savo darai tai, kas tau patinka, be niekieno, galiu sakyti turbūt, kad lyderio savybės pas tave išvystytos. Nu, vat, man irgi keista, kodėl tai yra minusė, nes aš iš tikrųjų buvau ir klasės lyderis, ir visų grupių lyderis, ir apskritai nepasakyčiau, kad man tai labai patinka, aš netyčia paprastai tampu. Tai galbūt tai irgi yra, sakau, ne savo noru, man taip išeina. Taip, dėl to, kad matyti iš praeito įsikūnijimo nėra to potencialo. Aš žaisiu dabar į prezidentus kokius nors, žinai, Ne, aš sakau, man netyčia gaunasi, ne tai, kad aš sakau, aš būsiu pirmininkas, aš būsiu vadovas, aš būsiu ten dar kažkas, ne, aš tiesiog apsidairau, o aš jau esu. Ir, nu, vat, netyčia. Tai reiškia, šitas dalykas irgi yra išdirbtas. Gerai, einam toliau. Einame prie dvasinės sferos, prie dvasinio trikampio, kuris kalba apie atsakomybės giminės kanalą ir apie pašaukimą dvasiniai plotmei. Kokiosgi yra birželį? Labai įdomu, nes kaip tik tai rugsėjį mes einame į antrą dalį kurso Neurokarma giminės kanalas. Aš ten kaip tik dabar nardau, tai dabar jau man pasakokite, prašau. Dabar jau pasakosim. Labai įdomu. Dalia gimusi birželio mėnesį. Tai yra šešetukas. Aš kadangi neturiu nei vieno šešetuko, aš be galo džiaugiuosi. Šiaip tai man atrodo ir iš tų, kas dirba tą darbą, dažnai sako, kad šešetas yra pati sunkiausia programa. Nes tai yra santykių programa. Ką reiškia santykių? Tai yra meilė savo, meilės partnerystėje, seksualumo, tos žemiškosios meilės srautas. Tai yra svarbiausia užduotis. Jeigu žiūrėkim dabar giminės kanale. Birželio mėnesį gimsta vaikai tada, kada tėvų santykiuose nėra viskas gerai. Kada yra kažkokios, tai galėjo būti giminiai, imkim, išdavystės kažkokios, tai kas susiję būtent su santykiai, neištikimybės. Ir būtent tada pas žmonės gimsta toks vaikas. Tai gali būti, imkim, nebūtinai pas tėvą ir mamą, tai gali būti pas močiutę ir senelį, kiti sakys, o pas mus tai to nėra. Aišku, mes vaikai galbūt netgi ne viską žinom, kaip ten iš tikrųjų buvo, mūsų tėvai ne visada visą tiesą šneka. Ir labai ačiū jam. Iš tikrųjų, viską aš norėčiau žinoti. Taip, bet tuo momentu vaikas pats nesuvokdamas jis krenta į kažkokius tai nepasitenkinimus, pykčius. Vaikas jaučia tėvų tokius santykius. Ir šiuo atveju gali būti tai, tas nedasakymas kažko gali sukelti pas vaiką kažkokiu tai nuoskaudų. Ir už tai birželio mėnesį gimusių vaikų užduotis yra atleisti visas nuoskaudas, kurias jis jaučia būtent giminės kanale. Ir jis turi sukurti laimingą šeimą ir būti tokiu, kokiu norėtų matyti, pavyzdžiui, būtų norėjęs matyti savo šeimą. Jis turi būti, pavyzdžiui, per veiksmą, ar ne, tokia mama, su tokia žmona ir tokia, imkim, dukra, šiuo atveju arba sūnus, jeigu yra. Ir labai dažnai po 25 metų, būtent birželio mėnesio gimusiems vaikams, gali, jeigu jisai sukūrė iki 25 metų šeimą, nuo 25 jinai gali iširti. Tai irgi... O čia man klausimas dabar kyla. Visą tai klausausi ir man jau yra ne virš 25, o virš 50. Ir iš principo aš taip, žinoma, visko gali būti, bet greičiausiai aš jau kitos šeimos nebesukursiu. Tai kokią man naudą gali būti ta informacija, duoti tą informaciją, kurią aš dabar girdžiu?
Už tai, kad pati turi sutvarkyti savo santykį būtent su tėvu. Birželio mėnesį gimusių žmonių, imkim pašaukimas koks yra ar ne, tai labai svarbu yra sukurti santykius. Nes šeimos mes galime nesukurti. Tai va, aš ką ir norėjau paklausti, kad tai ko gero per plačiąją prasme apie santykius yra. Ne, čia yra santykis šeimoje. Bet yra ir priklauso jie ir vaikai, ir tėvai. Šiuo atveju sakoma apie tai, kad aš turiu turėti žmogų, turiu surasti žmogų, savo partnerį, antrą pusę ir sukurti su juo šeimą. Kada yra šešetas, ypatingai kai dar misijoje, pas pačią nėra misijoje. Kai misijoje yra, tai gali būti tai, kad žmogus pačiam praeitos įsikūnimuose pats išdavinėjo. Dėl to, kad jis nepraeina šešeto programos, o šešeto programa yra santykiai. Santykiuose, jeigu tu būtum vyras, aš moteris su savo vyru, aš turiu išbandyti viską. Reiškia, jeigu manęs nesupranta, man atrodo, kad kažkas ten tarp mūsų negerai, kad jis yra šioks toks anoks, iš tikrųjų ne. Aš nepriimu savęs, aš nemyliu savęs. Nes, sako, šešetuko meilė sau, tai yra tolygų santykiai su tuo žmogumi, jis visada tada bus geras. Nes jeigu man kitame žmoguje kažkas nepatinka, man jisai kažkaip tai netaip, tai kažkaip tai elgiasi ir dar kažką tai daro, tai reiškia, aš nepatinku savo, aš nepatinku, kaip aš elgiuosi, ką darau ir taip toliau. Tai yra giliai pasąmoninėme lygmenyje. Tai šešeto pagrindinė užduotis yra išmokti kurti laimingus ir harmoningus santykius. Ir pirmoji eilė tai turėtų būti su vyru. Antroji eilė tai aišku turėtų būti jau su vaikais, imkim ar ne. Ir tada jau tas pirmas karmos ratas, jis toliau tęsiasi, tai tėvai šiuo atveju. Taip. Ir turint šešetą, yra toksai kaip ir pasiūlymas, ar ne, kad išsiskirti galima tik tada, jeigu jūsų keliai išsiskiria. Ne tada, kada man tu nepatinki, ne tada, kada aš turiu kažkokiu tau nuoskaudų ir taip toliau, bet mes išsėmėm, ką turėjom. Nebėra ten pykčių, bet nebėra kažkokios artumos, nebėra bendrumo gyvenime. Tada mes paduodamės kitam ranką, pasakom, ačiū, atitarnavom, aš tave gerbiu, aš tave myliu kaip žmogų, bet nebėra toliau seksualinio ryšio jokio, mes nebekuriam kaip šeimos, brolis ir sesuo. Viskas, mes pasiekėm kažkokį lygį ir tik tuo atveju galima pasukti skirtingais keliais. Jokių būtų išsitalžius vienas kitą, kiek tik tais įmanoma, ar ne? Nes jeigu, imkim, kitokiu atveju šeimos byra, tai reiškia, kad aš nepraėjau šitos programos. Jeigu nebuvo tokių santykių, kuris galėjau ramiai pasakyti viso gero, išsiskirti ir laimingai savo gyventi, ar ne, tai reiškia, kad aš nepraėjau šitos programos. Ir pagal šešetą šiuo atveju svarbiausia yra pradėti nuo meilės savo. Išmokti mylėti ir priimti savo kūną, savo sielą. Ir reikia išmokti kurti santykius, būtent kurti santykius, o ne juos griauti. Ir štai ir sakoma, kad čia yra pati sunkiausia programa. Tu gali, kaip atrodo, gali išbandyti įvairiausius variantus. Šiuo atveju galbūt kalbu ne tik tais, kad su artimu žmogumi, su vyru, su draugu kažkokiu, tai, bet tai dar tai liečia ir santykius būtent giminės kanale, aišku, kalbos nėra. Ir šiuo atveju skirtingos sąmonės žmonės tai yra sunkiausia programa. Bet tai kalba apie tai, kad tas žmogus praeitam įsikūnyme, jis nekūrė santykių, jis griovė, jis skyrė žmonės. Norėjai sakyti? Ne. Aš jaučiu, kad tai yra viena iš sunkesnių turbūt temų. Taip. Ir vienintelis klausimas, kuris man sukasi, kad aš neišgirdau to, sakykime, man atrodo, kad aš išgirdau tai per vėlai šitam gyvenime, ne? Tai man tik tai kyla klausimas, o kaip aš galiu dar kažką tai nuveikti su tuo, kas man liko, ta prasme, nes jeigu aš būčiau gavusi tas žinias tų pačių 25, ar ne, tai man kažkaip tai būtų, aš dabar, girdėdama tai, ką tu sakai, aš suprantu, kodėl aš dariau kai kurios dalykus, kurių dabar galbūt aš nebedaryčiau, bet aš ir galimybės nebeturiu, nes vis tiek keičiasi santykiai žmonių, amžėjant, bręstant ir dabar man tai belieka tik tai žiūrėti atgal, ir ačiū Dievui, kad toji dalis, kur mylėti save ir kitus žmonės priimti per savo prizmę, atsekti, tai tą dalyką aš darau, o visa kita, ką.
Čia reikia pašalinti iš pasąmonės šitas programas. Vat būtent dirbti pagrindė su tom programom, kad su manim kažkas negerai, aš esu netoks, ten kiti manęs nemyli, nes šešetas jis labiausiai ko nori iš pasaulio meilės. Jis nori, kad būtų mylimas darbas, Meilės mylimi medžiotojai. žmonės. Jo. Nu tai, o, Jeigu tai čia jam- dabar iš karto sakai birželis, nu tai vėžiukai. Kas tai yra? Tai yra meilės medžiotojai, tyko už kampo, Bet gaudo, tu gali vedasi būti, namo, tokia sako, pat tu programa man. yra, jeigu tu ir 6 dieną gimęs. Taip. 6, 15 ir 24 dieną. Irgi gaunasi apie tą patį. Tik šiuo atveju mes kalbam apie tai, kad tai yra dvasiniai plotmėjai. Tai yra be galo svarbu. Kartais tai būna mūsų asmenybė, o čia yra įsišaknyje į mano sielą. Mano siela trokšta visiems būti geras, turėti gerus santykius, būti mylimas, būti reikalingas. Ir jisai iš viso visada bedlakad. Ir tai yra dar iš kitos pusės, tai yra be galo kūrybinė sritis. Tai yra labai kūrybiški žmonės, labai jaučiantis harmoniją, grožį, estetiką. Ir jų darbas turėtų būti susijęs su tai, kad kurti grožį, harmoniją. Iš jų labai geri yra irgi gydytojai, su medicina, kas yra susisiję. Ir dažniausiai medicina būna susijusi su fiziniu kūnu, nes vis dėlto čia fizinis yra toksai, fizinė programa, šešetas, materinė labiau. Tai šiuo atveju tie masažistai labai geri, kineziterapeutai gali būti labai geri. Tai va, tai, kas susiję su pačiu grožiu, jisai nieko nedarys, kas jam nepatinka, ko jisai nemyli. Jis viską matuoja per meilės prizmę. Man tai neįdomu, nes tai yra ne mano. Ir jisai nedarys, nedirbs, viskas. Jis nejaus poreikio. Šventa tiesa, bet irgi su amžiumi atradau, gal net ne su amžiumi, labai anksti tą dalyką atradau, kad jeigu aš turiu daryti kažką, kas man nepatinka, aš moku susigalvoti, kas man tame patinka. Net susikurti tą meilę. Net jeigu jos iš pirmo žvilgsnio nėra, tai aš ją sugebu susikurti. Taip. Bet jau dirbti be meilės, tai ne. Net šitoje vietoje pinigai nėra rodiklis, aš piršto nejudinsiu, jeigu aš nemyliu to, ką darau. Ir čia labai teisingai, nes kitaip neišsisuks kūrybiškumas pats didžiausias. Ir svarbiausias dalykas, pagrindinė programos užduotis yra išmokti kurti harmoningus santykius. Mylėti save ir savo partnerį. Ką tai reiškia mylėti? Ką tai reiškia mylėti? Aišku, kiekvienas mes iš savo prizmės. Tačiau šitukai ypatingai į tai žiūri. Jie į tai žiūri, jeigu aš nepatinku savo, figuškai nepatiksi šiandien ir tu man. Taip yra. Tai, ką jisai jaučia savo, jis dažniausiai perkraus viską ant partnerio. Ir jie dažniausiai, kai ieško partnerio, jie remiasi tais drugeliais savo viduje. Aš taip pat pastebėjau, iš tikrųjų, aš turiu tokius pažįstamus, kurie, oi meilė, oi fainai, oi dega viskas, paskui nebeįdomu, kažkaip nebėra tų drugelių, turbūt nebemyliu. Ir jie skrenda prie kitos meilės, tai jiems reikia sustoti ir pradėti eiti gilinti tą visą dalyką, ieškoti kažkokio tai tame gylio, nes iš tikrųjų tas šešetas jis yra pakankamai paviršutiniškas. Jis myli per akis, priima per žmogaus galbūt ten kažkokį balso tembrą, tai kas yra paviršutiniška, o jam reikia eiti į gylį. Aha, nebėra drugelio, aš tada einu, kuriu, žiūriu, ką aš dėl to galiu padaryti ir randu kažkokį kitokį būdą prieimą prie viso šito. Minusai kokie yra? Manipulacijos. Aš tai čia vien minusus girdėjau, dar bus minusų. Ai, kur 2 minusai, ten pliusas. Jo. Nu, sakyk dabar tas minusas. Jie yra kūrybiški, jie yra empatiški, jie labai daug pliusų turi šiuo atveju. Nu, aš ten kažkaip tai man susiminusi. Mes pažiūrėjome visą per minusą. Jo, tai sakau, dabar kur bus 2 minusai, bus pliusas. Tai sakyk. Nemokėjimas mylėti savęs, aišku, manipulacijos tada prasideda. Prisirišimas prie išorinio atributo, vėlgi dėmesys išvaizdai, per didelis jautrumas, nuoskaudos, taip, šeštukai yra labai jautrus, nes jie yra kūrybiniai žmonės, nežinau kūrybinių žmonių nejautrių. Ir ryžtingumas, abejonės, pavyzdžiui, priimant sprendimus, nes jeigu aš savo negražus, tada būsiu ir netobulas, ir negabus, ir ne visoks koks šioje vietoje. Kokios rekomendacijos? Visų pirma, kurti santykius, nes tai yra būtent šešetų variklis. Ir nesvarbu, kokioj pozicijoje stovėtų, ar dvasingumo, ar nedvasingumo. Tai trukdo pasiekti, įvesti tą finansinį stabilumą, finansinį srautą. Dėl to, kad tuo momentu atsiranda kažkur užstrigimai. Čia yra
pagrindinė pamoka. Jeigu ten neatsiskirti nuo pasaulio, ar ne, eiti į pasaulio, atiduoti savo žinias, atiduoti savo gydomąją energiją. Šiuo atveju tai yra kurti santykius, nesustoti tame. Ir jeigu aš bėgu nuo santykių, viskas, aš didelio maštabo, kaip devynetas gali pasiekti savo savirealizacijoje, nebus. Čia yra viskas. Aš saugausiu, aš bijau, aš galvoju, kad man to galbūt nereikia, aš susikoncentruoju į kitą ir staiga didžiulis akmuo tam kelyje, kuriuo aš einu. Tai va čia vienas iš pagrindinių dalykų. Ir aišku, kas be ko, kurti harmoningų santykių su savim. Irgi šito reikia labai. Nesiekti tobulybės jokių būdų, neieškoti jos, nes ir taip jie yra per dideli perfekcionistai. Ieška, jau nori, ką daro, viską kuo geriausiai padaryti, kuo gražiausiai, kad būtų. Suprasti, kad grožis slypi tiek jumise, tiek jūsų partneryje, irgi per tą prizmę pažiūrėti. Neabejoti savo pasirinkimu. Mokyti sutelkti dėmesį į tai, ką turite dabar. Tas labai svarbu iš tikrųjų yra. Tas palengvina gyvenimą. Nevertinti žmonių pagal išorę aprangą, jeigu akcentuojate būtent tuos dalykus. Ir kurti santykius. Kurti santykius ir dar kartą kurti santykius. Jo, tai yra labai svarbu devynetui. Kas dar čia yra? Dar tai yra 21 arkanas, kuris kalba apie tai, kad žmogus yra diplomatas. Jis turi labai gerų diplomatinių savybių. Jis myli pasaulį. Jis pasaulyje gali būti belekur pasaulyje, jis jaučiasi kaip namuose. Jis gali susikurti savo gerą aplinką. Jis nevertina žmogaus, neskiria žmogaus, pavyzdžiui, nei pagal tautybę, nei pagal religiją, nei pagal ten tavo lytį, odos spalvą ir taip toliau. Jis yra tas, kuris suvienyje visus žmonės ir jis būtinai tai turi daryti. Jis turi vienyti žmonės savo pasaulyje. 7 kalba apie tai, kad tai turi kario energiją. Tas, kuris eina ir siekia tikslų. 13 arkanas yra tai, kad žmogus pasiduoda transformacijoms. Jeigu eina per pliusą, jisai eina į naujoves. Bet būna, jeigu eina per minusą, jis nenori naujovių ir jis yra labai toksai konservatyvus žmogelis, jisai bijo kažką veikti savo gyvenime, o jam reikia leisti vis iš naujo griūti tam, ką jisai sukūrė, kad eitų į priekį. Tada žmogus labai lengvai eis per pasaulį. Taip, žiūrėkit, kokia teisybė kalba, atsiprašau. Į sveikatą. Į sveikatą. Ačiū labai. Taip, na kągi, einame link savirealizacijos, ar ne? Taip jau dabar einame. Taip. Ir pas tave savirealizacijoje, atsiprašau, esi gimusi po 19 arkanų, po 19 programa. 1+9. Ne? Tai yra labai gražu. Vienetas, tai yra lyderis. Ir vėl ką mes šalia turime? Devynetą. Taip, devynetą. Tas, kuris padeda kitiems. Tas, kuris geba, vienetas prisiimti atsakomybę. Vienetas tas, kuris gali vesti. Devynetas tas, kuris gali padėti. Ir šiuo atveju, ką mes turime, jeigu žiūrėtumėm pagal taro kortą, tai būtų Saulė. Tai žmogus Saulė, tas, kuris gali leisti visiems šildytis savo spinduliuose. Jis yra lyderis. Neslėpkim. Taip. Ir tai, kadangi jis stovi, imkim šičia savirealizacijoje, tai kalba apie tai, kad žmogus gali kurti, imkim, netgi korporacijas. Ir jam labai svarbu yra darbas savo. Tai yra number 1. Dėl to, kad jis negali dirbti, kai virš jo trypia, imkim ten, kokie nors viršininkai. Jis pats savo viršininkas. Jisai aiškiai ir gerai žino, ko reikia ir kaip tą dalyką pasiekti. Jam jokių būdų negalima dirbti kažkur tai kažkam, tai jis turi dirbti savo. Ir tik tada jam atsiveria labai didelės augimo galimybės. Vat būtent čia aš pasirašius dar esu, kad tai žmogus, kuris mato žvaigždutes. Tai yra savo mokinius. Būtent tuos ryškius talentus ir padeda jiems atsiskleisti bei augti. Dėl to, kad pas jį yra lyderio savybės, jis pats savo gyvenime labai svarbu jam turėti savo verslą. Savo veiklą jam turėti. Ir toje veikloje per kūrybiškumą mes einam,
per intuiciją, kas kalba dvejetukas ir devynetukas pas pačią, per gautas žinias, kurias aš turiu, visą tai perteikti pasauliui. Pasauliui perteikia skaičiukas penketukas ir šiuo atveju pas pačią asmenybėje yra penketukas. Tai reiškia, aš turiu žinias ir aš moku jas perduoti. O žiūrėk, pat klausimas, sakykime, o ką nors reiškia, vat mes visi, ypatingai mokykloje, tai būna mano mėgstamas skaičius, mano nemėgstamas, arba mano skaičius žurnale, ten numeris. Ir vis tiek, dabar tu kai kalbi, aš žinau, kad, tarkim, penketukas visą laiką buvo tas skaičius, kurį aš mylėjau savo gyvenime. Man jisai patinka. O vat šešetukas man nepatinka. Ar tas, vat, kad man patinka skaičius ar nepatinka, jis turi kažkokią tai reikšmę, ar čia jau yra? Aišku. Taigi 9. Nes va šešetukas man visai nepatinka, o penketukas... Ir tu dabar supratai, kodėl jis tau nepatinka? Jo, 5, 7 ir 9 yra, dar 2 galbūt yra tie skaičiai, kurie man... Imponuoja. Taip, aš kaip pamatau, tarkim, kad gaunu ir tai talonėlių su tokiu numeriu, arba tai yra mano vietos numeris, visą laiką pasidžiaugiu, nes man tai kažkaip... Sėkmė. Jo, aš galvoju, o tai yra sėkmė, tai yra sėkmė. Tai taip, tu dabar supranti, kodėl man šešetas nepatinka. Tau šešetas nepatinka, nes iš dalies turbūt savo gyvenime sunkiai praeidinėjai tas programas arba netgi nepraėjai. Galima ir pripažinti, kad taip, aš kažkada tas programas ir nepraėjau. Bet iki pat senatvės jas mes galime praeiti. Nuo dabar žinau, kad pagrindinė mano užduotis, tas, kas man nepatinka šešetas, tai sukurti santykius. Ir tada šausi viršų labai stipriai viskas. Taip, kad taip, tu teisi šitoje vietoje. Taip, 19 arkanas. Labai noriu atkreipti dėmesį, kad jie, kaip ir dešimtukai, nes 9 + 1 yra dešimtukas, jie padarys savo karjerą tada, jeigu kažką proteguos, kažkam padės, imkim, kažką apmokins, paleisi pasaulį. Tie, kas, nežinau, žmonės turi savo mokinius ir tie mokiniams pradeda sekti. Kada mokiniams pradeda sektis, tada ir 19 ir 10 arkanui gali labai pradėti sektis. O tie labai geri prodiuseriai, kurie produciuoja kitus, išleidžia į pasaulį, patys lieka kažkur už kadro, jiems finansai eina labai stipriai. Ir dar noriu pasakyti, kad jiems labai gerai yra dirbti būtent internetinėje platmėje. Tai yra sistemų kūrėjai, taip, tai yra tinklų valdytojai, korporacijų plėtotojai ir taip toliau. Jie gali kurti tas korporacijas, teikti filialus visame pasaulyje ir jų pagrindinis žodis yra mastelis. Jie visame kame turi stengtis eiti į tą ne kokybę, bet į kiekybę. Labai svarbu šitas. Iš karto kažkodėl tai prisiminiau tokį močiutės posakį, per daug neapžiok, paspringsi. Ir vis save pagaunu, kad man iš tikrųjų neįdomu yra daryti mažai. Man yra neįdomu daryti mažai. Pavyzdžiui, kai grupėje per metus virš 1000 žmonių susirenka be kažkokios tai reklamos, aš žiūriu ir galvoju, mažokai. Bet puikiai suprantu, kad tai yra nesąmonė, tai yra labai gerai, tai yra daug, bet man reikia ne 1000, man reikia 10 000. Ir bet aš tą jausmą, kad man reikia visą laiką to masto didelio. Tai dabar žinai, iš kur tai ateina visą. Jo. Ir va čia kertinis žodis, ką reikia labiausiai įsiminti, kaip praeiti šitą programą, būtent 19 arkanui, ar ne, ir 10 irgi tas pats yra, ir vienetui tas pats yra irgi. Tai čia savas verslas. Kad ir koks jis bebūtų, bet tai turi būti savas. Aišku, labai svarbu, kad tam savam versle, ypatingai pagal tave, ar ne, kad tai būtų sąžiningas, kad tai būtų pagal įstatymus, dėl to, kad yra 2/8. Taip, 8 tai yra labai pinigingas skaičius. Iš tikrųjų, tai yra pinigai, tai yra galimybė uždirbti didelius pinigus, bet šiuo atveju labai svarbu, kad tai būtų tik per sąžiningumą, per tai, kad aš moku mokesčius, laikausi taisyklių, esu atviras, niekur nemeluoju absoliučiai, tada mano verslas irgi šoka į priekį. 7 kalba ir irgi apie tai, kad labai 7 gerai dirbti online. Kuo jis daugiau plačiau eis online, kuo jis plačiau galės paleisti. Todėl, kad online suteikia tą masto galimybę, ką tu sakei, kad reikia didelio masto. Tu nesurinksi vienoje erdvėje 100 žmonių, o internetinėje erdvėje tu gali surinkti ir daugiau. Tai be abejo. Aišku, yra kur konferencijos surinka irgi po 10 000 žmonių. Būna tokių žmonių ir gyvai, kad surinka. Bet šiais laikais tai turbūt yra prasčiau. Ir tuo pačiu, kadangi 19 arkanas susideda iš vieneto ir devyneto, tai yra gydomos energijos.
Tai yra labai geri gydytojai, energetiniai gydytojai ir tai reikia atsiminti šitą dalyką. O plus pas tave piniguose yra ir dar vienas grynas devynetas. Tai reikia žinoti, kad pas tave, atsiprašau, daug devynetų yra, tai gydomoji energija pas tave yra prigimtinė. Ir negalima jos užspausti. Jokių būdų negalima. Tai pradeda ryštis. Tu, kai pradėjai kalbėti, tai atrodo, siuliukai jau pradeda jau jie pintis. Ir ten, kur buvo ta dalis apie negalėjimą pripažinti, kad aš kažką tai viduje turiu. Ir paskui tu gauni žinią, kad būtent tai, ko tu nepripažįsti, yra tai, kas tau galėtų lemti sėkmę. Ir jau pasidedi savo taškelį, kad jau mano galvoje, jeigu tu dabar matytum, tai jau ten pinasi toks kilimėlis jau. Ir labai reikia žiūrėti, kad neužsiblokuotų tie finansai, ar ne? Kas pagal, imkim, čia yra visi arkanai, pagal kurios gali užsiblokuoti finansiniai srautai. Aš labai greitai ir trumpai, nes mes labai tada užsitęsim, paskui tu peržiūrėsi pati. Jeigu pagal 19... Aš gausiu. Aš viską tau tai čia super. Aš dabar stengiuosi įsitempusi ir įtempusi visas smegenų ląsteles bandau. Aš labai norėjau tau persiųsti iš karto tą, bet galvoju, ne, iki išnosi galvoju. Tikrai. O, kaip gerai. Ačiū. Taip, turėsi. Tai va, kas gali blokuoti finansinius srautus, kokie minusiniai dalykai. Šiukštumas, godumas, taupimas, noras gauti viską nemokamai, nuolaidų išpardavimų, vaikymasis. Ar čia turbūt visiems šitai, tai ką tu vardini, blokuoja finansinius srautus? Ne, jeigu tu neturi 19 arkano, tai ne. Ne? Ne, tai neveikia. Nes aš maniau, kad čia yra bendras toks, jeigu tu nenori mokėti kitam, tai tau irgi niekas nemokė. Pavyzdžiui, 7, jeigu būtų ir nebūtų nei vieno 19-tuko, mano šitos, aš neturiu tokio dalyko, imkim va šito reikalo, šiukštumas, godumas. Tai veikia, bet ne taip stipriai galbūt mane veikia, nes aš galbūt neturiu tos duotybės ir karmos iš praeito įsikūnijimo, nes 7, jeigu žiūrėt, tai nenoras priimti iššūkius, konfliktai su kolegomis, stagnacija, neprogresavimas. Viskas, tai kas labiausiai blokuoja. Aš tuos dalykus pradirbus savo proveržį savo gyvenime turiu. Nu ir taip toliau. Ir čia yra netgi kas paskui tuos kas padidina finansinius srautus. Bet mes dar nepasižiūrėjom tuoj, kur čia yra tavogi profesijos. Kokios yra siūlomos profesijos tamstai. Labai įdomu. Paspėsiu. Gydytoja, mokytoja, rašytoja, užteks. Spėjai. Bet veterinarė. Bet ne pirmoji vietoje šitie dalykai. Ne. Pirmoji vietoje, visų pirma, tai yra lyderis, kūrėjas ir įkvėpėjas. Jeigu apimkim visus čia ne profesija, čia savybės. Profesija. Verslininkai pirmoji vietoje ir nuosavo verslo kūrėjai. Aš kaip tik, kai tu sakei verslas, aš tik norėjau klausti, o negalima pakeisti žodžio verslas į veiklą? Aš vis turiu... Jeigu tai yra nuosava veikla, taip. Turiu draugę, kuri visą laiką žiūri mano delną ir sako, oi verslininkė, ir aš irgi žiūriu, kur? Čia nesvarbu, kaip traktuosi šitą dalyką, bet svarbiausia būti vadovu ir direktoriumi. Tai yra savo, jo. Tai yra po 3 arkanus iš tavo viso šitos surinko šitie dalykai. Jeigu tu turėsi dirbsi ant savęs ir nieks tau nepūsi jausi, kaip čia ką reikia elgtis, tu ką nori gali daryti. O jau po to eina gali būti mentorius, konsultantas, mokytojas, menininkas, tai jau tas profilis tavo ir poetė įeina visa kita šiuo atveju. Palauk, aš dar buvau kažką pasirašiusi šiuo atveju. Ne, čia yra karminiai mazgai, paskui mes prie jų prieisim, kalbos nėra. Taip. Dabar ašgi turiu dar kertinė klaida, ar ne? Kas tai yra kertinė klaida? Aš jau nekartą sakiau, jeigu žiūrit mano video, tai yra iš įsikūnijimo į įsikūnijimo žmogus eina ir vis padaro tą pačią klaidą, jis vis paslysta ant tos pačios korkos. Šiuo atveju pas dalytė yra 12 arkanas. Neslipkim ir pas mane. Ir tai yra žmogus auka. Tai yra, kada jisai eina, daro, dirba, neša, aukoja savo šeimą, savo jėgą, savo pinigus. Ir paskui jam visas pasaulis sako,
Kai tau reikia pagalbos, nieks neateina į pagalbą. Ir kas tada kyla? Nuoskaudos, nepasitenkinimas. Aš galiu kad ir koks būti dvasingas, bet viduj pasąmoniai kyla baisiausios nuoskaudos, tada žmogus užsidaro savo ir aš sako, va, jums pasaulio aš nieko nebenoriu daryti. Ir šiuo atveju tai nėra jėgos. O kas prasideda po to? Po to žmogus krenta į dar didesnį auką, tampa piktas, manipuliatorius, tada jisai išnaudoja kitus žmonės, apsimeta tuo, ko nėra, ten ir taip toliau. Nu, tai visa labai susiję. Tai šiuo atveju labai svarbu yra eiti į pasaulį ir padėti pasauliui tada, kada aš turiu kaip, su kuo padėti, instrumentus, kada aš turiu jėgos, kada aš esu sustiprėjęs ir ne savo sąskaitą, ne savo pinigų ir laiko sąskaitą, savo laisvų pinigų, kada aš galiu investuoti, kada aš galiu remti kažką, tai čia valio, praėjau programą, čia jau sukaupu šitoj vietoj. Tai čia yra ta kertinė klaida. Ir prieikime mes prie tamstos misijos. Labai noriu atkreipti dėmesį, kad misija čia ne šiaip savo kažkas, tai atėjau ir turiu pradėti misiją daryti. Ne, misija tai yra globali užduotis. Tada, kada aš jau labai plačiai pasiekiu, imkim visą pasaulį, bet iki tol aš turiu praeiti savirealizaciją vis tik tais. Turiu būti realizavusi savo talentus, pasisotinusi žiniomis, turiu dvasiškai būti jau suvokus, išsivyščius pasaulio ir taip toliau, turiu turėti mėgstamą darbą, laimingus santykius, subalansuavus savo sveikatą, nors vienas iš šitų dalykų kliba, nelabai ta mano misija vyks pasaulyje, nelabai gausis. Aišku, bet ją žinoti visada yra labai dėkinga. Šiuo atveju mūdvi misijos irgi yra vienodos, praktiškai vienodos yra. Nu, gražu. Taip. Ir apie ką tai kalba? Tavo misijos sielos kodas pas tavai yra 10 11 21. 10 11 21. Mano sielos kodas. Čia kaip gražuolių konkurse. Mano numeris 10 11 21. Balsuokite už mane. Rašykite kieno, kad dar žino savo komentarus. Jo. Ką tai reiškia? 10 jūsų misija yra tapti stipriu žmogumi. Nusipelnyti lyderystės. Išmokti prisimti atsakomybę ir nešti laimę tiems, kurie gyvena ir dirba šalia jūsų. Nes 10 tai yra sėkmės ratas. Tas žmogus, kuris geba pagauti srautą dieviškąjį ir pažiūrėk, paskui jam taip pokš, visus durys ir atsidaro ir reikia jiems būti tame sraute. Ir jų užduotis yra dalintis su pasauliu va visu tuo. Labai tai yra svarbu. Ir labai svarbu yra šitiems žmonėms, nes tai yra pakankamai materinis skaičius, turėti teisingą požiūrį į materiją. Jeigu 10 labai nori iš tikrųjų 10 materijos, jis vysys pinigus, pinigai nuo jo bėgs. 10 svarbiausia yra užsiimti dvasiniais dalykais ir pinigai vysys jį. Tai va, tarp kitko, čia yra receptas visiems dabar. Žmonių yra tokia nauja tokia tendencija ir mada, ir kaip tik tai misijos temai, mesiu darbą. Ir eisiu ne tik dvasiškai tobulėti, bet dar ir žmonių mokyti ir visko daryti. Ir išeina ir paskui sako, o pinigų tai nėra, bet jeigu tu išėjai paskui pinigus, tai va taip Jolanta kaip ir pasakė, jie nuo tavęs bėgs. Tik tai tada, kada tu džiaugsiesi to, ką darai, kada tavo siela plos katučių, kad tu tai darai ir tau yra smagu tai daryti, tai tada jie ateis. Čia yra dabar tiesiog ypatingai aktualu. Jo. Ir 10 arkanas dar apie tai misijoje, kad reikia rūpintis ne tik tai savimi, bet labai reikia rūpintis pirmiausia vaikais. Ir vat būtent misijoje 10 kalba apie tai, kad žmogus turintis šitą, jo šeima turi teisę pasikliauti juo ir jo pinigais. Mes turime investuoti, turime leisti naudotis mūsų turtu. Todėl, kad labai svarbu 10 turėti savo verslą. Vėl apie tą patį. Sukis kaip nori dalelė, bet pas tave viskas apie tą patį. Maža to, žiūrėkite, šalia yra 11, ar ne? Kas tai yra? Ogi tai pagalbos, labdaros ir kitų žmonių gelbėjimo energija. Kaip pas tave viskas apie tą patį sukasi. Tai yra vienas iš tokių dalykų, kuriuo aš labai norėčiau. Iš tikrųjų, tai yra tai, kas man patinka. Realiai tai,
kaip ir neblogai. Vienintelis dalykas, kas man būti stipriais, ir aš galvoju, kad aš dabar praeidinėjau etapą, kur aš mokusi būti silpna. Tai yra tas, matyti, išėjimo iš aukos vėlgi dalykas, ar ne, kad aš visko panešiu, kraukite, aš pati, aš 4 kampus laikau, ne 6 kampus laikau. Ir aš už tai mokusi būti silpna ir negalėti ir priimti pagalbą. Ir matyt, kaip tik tai, paskui galėsiu vėl būti stipri, bet jau išmintingai, be kraujo, be kančios. Ir 11 kalba apie tai, kad labai svarbu yra išmokti valdyti savo emocijas. Kokios jos bebūtų, jos labai greuna ekologiškai, išmokti jas pateikti pasauliui ir savo. Ir labai svarbu yra mokytis bendrauti su stipriu priešininku. Nenusileisti jam, bet jokių būdų neiti į konfliktą. Ir sakoma tai, kad 11-ukam turint 11 misijoje nebus lengva, iš tikrųjų labai sunkus gyvenimas ir turės pereiti labai daug tokių sunkių, bet jis antiek turi vidinės ir išorinės jėgos, kad jisai įveiks bet kokias kliūtis. Aš jau to neabejoju. Jo, čia jau šitam gyvenimo etape dvi galime patvirtinti. Aš jau dabar su saviškiais tariuosi, sakau, mes jau pasilinksminam su sunkumais. Jo. Pasilinksminkim su lengvumais. Užtenka. Ir apžvelkim greitai 21 arkaną, kuris kalba apie tai, kad turite kurti pasaulyje taiką ir vienyti žmonės. Turite tapti savo šalies atstovų ir gynėjų. Atstovauti jo interesus, laikytis įstatymų užsienyje bei garsinti savo tautą. Ir aišku, pagal 21 arkaną yra svarbu arba gyventi užsienyje, arba dirbti tarptautinėje kompanijoje, bendrauti užsienio kalbomis, mokytis užsienio kalbą, integruoti kitų šalių technologijas, žinias, tradicijas, pavyzdžiui, jau čia, kur mes esame, ir plėsti žmonių pasaulėžiūrą. Voilà. Taip, visi mokslai yra, kaip sakant, iš tenais. Ja. Ir prieikime, šiaip aš savo šituose niekada įrašuose nekalbėjau dar apie karminius mazgus. Yra tokie dalykai. Ir kadangi su Dalyte labai mums tai sutapo ir pas ją yra ne vienas karminis mazgas, tai aš trumpai... pasipylė iš akių. Aš trumpai aptarsiu juos. Pirmas mazgas, kuris kalba apie praeitų įsikūnijimų klaidas. Tai yra 12, 19 ir 7. Ką jisai sako? Ogi tai, kad žmogus su tokiu kodu praeitame gyvenime galėjo kariauti, žudyti arba žaloti žmonės. Jam buvo būdingas agresyvumas ir ypatingai šeimoje. Jis galėjo tironizuoti artimuosius arba visai palikti šeimą dėl karo, tarnybos ir taip toliau. Ir šio gyvenimo pamoka tokių žmonių, tai skirti daugiau dėmesio šeimai, mokytis kontroliuoti agresiją, vengti politikos ar karinių struktūrų, kur daug, pavyzdžiui, komandiruočių yra, todėl kad išvykimai gali skaudžiai atsiliepti šeimai šiuo atveju, jei žmogus nesilaikys tam tikro balanso. Ir dar toks kodas gali būti pas tuos, kurie praeitie smurtavo prieš savo partnerį ar net jį nužudė. Štai šiame gyvenime žmogus gali atrodyti, kad jį supa tironai, despotai arba kad jis pats viską atiduoda kitiems. Tai yra ankstesnių veiksmų toksai atidirbimas. Vėl apie tą patį mes sukamės, ar ne? Vėl apie partnerystę, apie santykį. Tiesiog galbūt norisi pasakyti tiem, kas klauso, kad, sakykime, visi mes viskuo buvom. Taip. Tai yra, nereikia bijoti išgirsti, kad tu praeitame gyvenime kažką tai darai. Todėl tu čia ir esi, kad tu darytum kažką tai kitaip. Pavyzdžiui, ką aš atseku savo gyvenime iš to, tai kalbant apie agresiją, ar ne, aš esu iš tų žmonių, kurie visą gyvenimą sakė, aš nemoku pykti. Ir realiai prisivalgiau to pykčio, nenormaliai, nesveikai prisivalgiau pykčio per savo gyvenimą labai daug, todėl kad aš jo nerodžiau niekam. Geriau aš nutilėsiu, geriau aš sutiksiu su tuo, kas man nepatinka, aš suvalgysiu tą savo piktumą ir apsimesiu. Ir net man nereikėtų apsimesti, aš iš tikrųjų nemačiau jos. Taip. Ir tai yra labai, kita pusė, tarkim, toks polariškumas, bet iš esmės sakau, tai išgirsti savo, turėti galimybę išgirsti
pagrindinius va, tos mazgus, ar ne, tas vietas, į kurias tu reikia atkreipti dėmesį, tai yra super gerai. Kam sėdėti ir sukti galvą, iš kur čia tau vienas ar kitas dalykas lenda, kai tu gali žinoti ir iš karto savo gyvenimą paimti ir pasikreipti šiek tiek ten, minkštai ir švelniai, nelaukdamas kol gas pendelį. Ne, pas mane yra lygiai toks pat kodas. Ir aš kažkodėl visą laiką žinojau, pavyzdžiui, man labai daug nesėkmių buvo. Tai, ką aš savo gyvenime pasiekiau, aš siekiau. Toks jausmas dantimis, alkūnėmis, krauju. Niekada man niekas lengvai nesidavė, kaip kitam pūkšt pasiūlymas iš kažkur, pūkšt ten dar kas nors. Niekada, aš turėdavau labai daug paplakti kojytėm, kad kažką tai tokio, štai pagaliau. Tai ir visada viduje žinojau, kad tai yra man kažkoks atpirkimas už kažką. Kad tai yra dėl kažko, ką aš labai blogai esu padaręs kitam gyvenime. Ir ypatingai žinau, kad mano pareiga padėti žmogui pakilti iki pačių aukštumų. O man pačiai dėl to atsiriš kažkas viduj. Bet aš dėl to labai didelės sėkmės ir šoktelti viršūnę tikrai ne šitam gyvenime. Negalėsiu, aišku, aš tą programą kiek galiu jau sutraukau, bet tai man padeda ir likti šone. Pavyzdžiui, netgi būdavo tokie dalykai, kad teatre, kai aš vaidindavau, ateidavo, mano kolegė būdavo tokia Asta ir man pasako, sako, atėjo, man sakė, aš labai gerai vaidinau, o jinai tam spektaklį nevaidino. Ir sako, ko komplimentų gavau, o man niekas nepasakė. O paskui, jinai prisipažino, sako, čia ne aš, sako, čia Jolanta vaidino, mes panašius labai buvom. Tai va tokių dalykų manėm gyvenime buvo labai daug, bet aš žinau už ką. Ypatingai, kada sužinojau va tą dalyką, tai galvoju, dar ir tai reiškia, dar ir su gyvybė. Aš tai visą laiką tik tai sakau, ne už ką, o dėl ko. Dėl ko, taip. Kodėl man to reikia, nes už ką, čia nebausmės. Jo labiau, kad mūsų tas karminis mazgas, tu sakai, yra visiškai identiškas, vienodas, ir ne, aš skaičiuosi ir nieko nesuprantu, matau, kad graži žvaigždė, bet Jolanta man parodė, tiesiog pakeitė vietom ir iš tikrųjų tai yra visiškai identiška skaičių kombinacija. Ir labai skirtingai, pavyzdžiui, jeigu Jolantai reikėjo labai daug stengtis, man visą laiką atvirkščiai. Man tai, kaip aš pradėjau neurografiką piešti. Ir tarp kitko, tai, kad tu sakai, kad tu visą laiką padėdavai kitiem ir kiti, jinai visą laiką buvo tramplinas. Realiai, aš tik tai pradėjau mokytis neurografikos ir net neturėjau plano, kad aš ją dėstysiu. Jolanta mane pasikvietė į savo seminarą, aš pravedžiau žmonėm pirmąją praktiką. Ir didžioji dalis tų žmonių pasiliko. Ir aš pradėjau dirbti, tai buvo mano pirmas online video, tai buvo mano pirmas ten drebančiam kojom pasirodymas, bet jinai buvo mano tramplinas. Ir tai yra ne vienintelis tramplinas. Gyvenime kiek kartų ėjom, tiek kartų buvo tramplinas, aš nuo jo šokinėjau. Ir kuo aš tau galiu atsidėkoti, išskyrus, ačiū tau. Atsidėkoji tu dar ir kai pasinaudoju aš progą. Čia dar ne viskas, dar yra vienas kodas pas tave, tai yra 9, 6 ir 15. Apie ką jis kalba? Va čia buvo labai juokinga, nes tai jau yra išsipildę, apie ką jis kalba. Šis kodas priklauso žmonėms, kurie turi palikti po savęs ką nors reikšmingo. Knygą, paveikslą ar kitą meno kūrinį. Labai svarbu suprasti, kad tokio žmogaus svajonės pildosi, o visa, ko jis trokšta, stipriai traukiama į jo gyvenimą. Ir pagrindinė užduotis – vengti bet kokių priklausomybių. Šiame gyvenime jis privalo sekti paskui savo svajonę ir nebijoti jos įgyvendinti. Sveikinu, knygas jau esi išleidus, jau po savęs kažką ir esi palikus. O žinai, kas atsitiko su tom knygom? Aš supratau, kad visai nereikia man nieko po savęs palikti, bet galbūt dėl to, kad jos jau išleistos. Galbūt dėl to, nes dabar man tiesiog atrodo, Bet tai yra kodas, kur, reiškia, jis gali kažką tai padaryti. Ne, tai be abejo, aš tiesiog kažkurioje vietoje pajau teisingai. Ir mes teisingas ėjimas lentoj. Jo, bet mes dabar kalbame jau po to, kada tai įvyko. Tai irgi yra faktas. Tai čia labai daug dalykų, kurie jau įvyko. Aš iš tikrųjų sėdžiu ir jaučiu, kaip man ir sparniukai dygsta ir motyvacija didėja, todėl kad... Aš noriu dar tau sumotyvuoti. Dar vienas yra kodas. Aš atsigersiu, nes man jau karšta. Kodas, kuris skaičiukai 19 ir 7. Oi, koks geras kodas, pas mane jo nėra, aš apsižiūrėjau. Tai kodas žadantis didelę sėkmę finansuose. Yes! Tu turbūt šitą laukiai labiausiai. Tu žinok, ne. Aš užbaigsiu. Jis primena milijonieriaus kodą, tačiau esmė tokia. Žmogus bus turtingas tik tada, jei kryptingai dirbs ir sąmoningai sieks savo pinigų. Tu kryptingai ir arita savo dirvelę.
Taip, bet aš nesiekiu kryptingai pinigų, aš kryptingai einu ten, kur mane širdis veda, bet jeigu ten bus pinigų, tai yra labai gerai. Taip. Čia jau prasideda devyneto sindromas, reiškia, savinepakankamumo sindromai. Turi dvejetai, devynetai ir penketai jį. Kad dar ne dabar, bet jeigu tai gal kažkur giliai aš jiems leidžiu būti, bet neleidžiu iššokti. Ja. O čia reikia būti verta ir reikia eiti į VIP zoną jau, kad aš esu brangiausiai apmokama visame tame. VIP zona, aš ateinu. Tai kaip ir viskas. Aš taip pastebėjau, kad mes kaip ir tilpom į valandą. Tai iš tikrųjų nuostabu, bet galva zvimbia, nuostabu yra tai, kad o tu kitiems, ar tik tai draugiams duodi raštu? Ne, visiems duodu raštu. Tai yra nuostabus dalykas, todėl kad labai daug informacijos dūzgia mano neuronai ten dabar galvoje ir aš... Neprisiminsi tiek. Jo, man labai palengvėjo, kad aš žinau, kad aš galėsiu tai pasiskaityti, nes, sakau, tai motyvuoja, tai labai stipriai motyvuoja. Dėmesio, dar vienas dalykas, kurio mes neaptarėme, kurį aš prašokau ir kurį mes dabar galime padaryti, tai štai, kaip praeiti 3 pagrindinės programas, tai yra asmenybės, dvasingumo ir savirealizacijos, ir tai visą laiką pas mane būna, čia mes nepamiršome. Tai yra paprasti veiksmai, kuriuos pradirbus, juos darant sąmoningai, aš galiu prajudinti savo vidinę programą. Ir tai yra, aš imu tik tai 3 pagrindinės. Iš tikrųjų, norėčiau padaryti tokį kelio žemėlapį, galimybę pasidaryti tokią numerologiją kaip kelio žemėlapis, kur bus aprašytos pagrindinės užduotys kiekvieno arkano, kas yra pagrinde, kaip man reikia jaus pradirbti, kad sujudėtų mano gyvenimas. Ir tai galim pažymetam pasidaryti ar kažkam tai. Šiuo atveju tai aš duosiu užduotis tik šitas 3. Jau šitas 3 pradirbus per metus galima šoktelti savo savirealizaciją ir piniguosi labai stipriai. Šiuo atveju pirma programa yra 9. Tai ką reikėtų daryti, kad prajudinti sąmoningai? Medituoti, įžeminti save, tai čia tie būdai visokiausi pas mus yra. Čia, atsiprašau, kiekvienam reikia pasirinkti jam patogų. Susikurti profilį socialiniuose tinkluose. Jei dar neturite, turime. Net ne vienas. Turime. Ir aš tikiuosi, kad po video mūsų abiejų socialinių tinklų nuorodas bus, taip kad ateikite į VIP zonas. Taip. Pasivaikščiokite gamtoje prie vandens telkinio. Kaip bebūtų keista, toks paprastas dalykas, sąmoningai žinot, kad aš kaip 9-tukas noriu atgauti jėgas, noriu pasikrauti energijos, varau pasivaikščioti prie vandens telkinio. Aš šį rudenį tiesiog kaip gerti noriu važiuoti prie jūros. Net jeigu aš turiu 5 minutės prieš sesiją, tarkim, žinau, kad to susitinku su žmonėm, aš turiu mažutį gabalėlį laiko, aš atlekiu, pasižiūriu į vandenį ir lekiu atgal. Čia vasara. Jau ruduo. Tai va, ir labai teisingai darai. Kas be ko rašyti sapnų dienoraštį. Dėl to, kad tai lavina mūsų pasąmonę. Daugiau bendraukite su žmonėmis, imkim sąmoningai suplanuoti susitikimą. Nuo šiol, kai tik darai savo kokį nors seminarą ar dar ką nors, reikia žinoti, kad aš pradirbinėju 2 arkanus, 19 kaip lyderis ir 9 kaip savo asmeninę programą. Viskas. Su tuo tikslu aš žinau, kad aš judinu tą programą, nes aš suplanuoju susitikimą ir jį įvykdau. Taip. Antra pagrindinė programa, tai bus dvasiniai plotmėj, 6 programa. Perskaitykite knygą apie meilę savo. Šitą iš tikrųjų kiekvienam, kuris gimęs birželio mėnesį, kuris turi 6 dvasiniai plotmėj, labai siūlau šitą dalyką padaryti. Arba ateikit pas mane piešti, aš labai turiu daug, šiuo klausimu aš turiu labai daug ir gerų piešimų ir kursų, nes pati, kaip matot, turėjau ką atidirbti ir atidirbinėjau iki šiol ir iš tikrųjų ne tik skaityti, bet ir kitos praktikos yra vertingos. Taip, labai vertingos. Tai, kas susiję apie meilę savo. Taip, čia yra labai, nuo to pradėti iš tikrųjų. Dar kas padeda, tai parašyti atleidimo laišką skriaudėjui, jeigu tokį turim. Nesvarbu, tai gali būti tiesiog nuoskaudos iš vaikystės mamai, tėčiui ten ir taip toliau. Ir vėlgi meditacija, nes tai padeda mums sutvarkyti savo energinį lauką. Išreiškite meilę savo artimiesiems. Bet būtent 6 arkanas ir ypatingai 12, kada yra pas tave kertiniai klaidoj, reikia išmokti reikšti savo jausmus.
Pas tave tai nėra sunku, aš kiek atsimenu visą laiką tu mokėdavai reikšti savo jausmus. Man tai nėra sunku iš tikrųjų, man ir dėkoti nėra sunku, ir jausmus reikšti. Man tiesiog smagu, kad tu vardini tas priemonės, man smagu žinoti, kad aš visą tai darau. Taip. Nes, pavyzdžiui, ciklas Vidinis vaikas, aš jį kūriau savo. Ir jis yra būtent su praktikomis atleidimo, su praktikomis pykčio išsakymo, prieš atleidžiant, išpiešimo visų šitų dalykų, atmazgymo. Tai aš tai dariau savo ir aš turiu tą įrankį, tai man tiesiog aš savo pliusiukus dedu, jau padariau, dar galiu padaryti, tai smagu. Tai labai smagu. Tam ir yra šitą numerologiją, kad žmonės iš dalies svarbiausia pasitvirtintų, kur aš teisingai einu. Tada atsiranda motyvacija, o kaip aš dar galiu visą tą. Kaip tu čia gerai pasakei, nepaieškoti, kur aš klystu ir ko man trūksta, bet pasitvirtinti, kur aš teisingai einu. Mano numerologija suformuota taip, kad žmogus užsimotyvuotų dar labiau ir pasitvirtintų, kiek jisai jau padaręs gyvenimą, kiek jisai turi jėgos, kaip jisai teisingai vedamas intuicijos eina. Tavo laimė, kad yra kamera, nes aš tave po kiekvieno sakinio būčiau nutraukinėjus, aš jau. Nes dabar tai, Taip. Aš tai visų savo pasakau, kad jinai jau. Bet labai smagu iš tikrųjų. Prisipažinkite savo meilėje ir padovanokite savo dovaną. Taip, kad reikia meilę prisipažinti ne tik artimiesiems, bet ir savo šiuo atveju šešetukui. Taip, kaip mes pradžioje ir kalbėjom, kad tai, kaip mes jaučiam kitus, labai priklauso nuo to, kaip mes jaučiam save. Taip. Jeigu aplink vieni niekšai, pasižiūrėk į veidrodį. Dabar mes prieinam prie savirealizacijos ir finansinio srauto, pagrindinio arkano, kaip atidirbti 19. Ir čia aš metu dalytei iššūkį, kaip ten sako, challenge-ą. Eik tu savo. Nes jai štai ką reikia padaryti, kad prajudėtų finansinis srautas, bijai? Bet tai manęs niekas neįspėjo iš tikrųjų. Man dabar gimė šitoks dalykas. Ai, dabar? Dabar gimė jau. Gerai. Užrašyti savo stipriasias pusės ir kasdien jomis dalinti socialiniuose tinkluose. Kokios dalios yra stipriosios pusės ir kasdien kokią frazę pasidalinti. Ai, tu man duosi tekstą, aš nusirašysiu. Aš neduosiu tekstą, čia visas tekstas. Ne, ten yra išvardinta, kad aš ten ir... Gerai, tada su pavyzdžiu reikės, jeigu nusirašinėt norėsi, tada dar pavyzdį iš savo gyvenimo. Bet geras toks, taip kad pasiekit, aš pradėsiu dabar rašyti. Jo, ir čia iš tikrųjų labai geras dalykas. Mes galime, kaip ir norime žinoti, kokie mes esam krūti, bet sigulėti po lovą tyliai ir niekam apie tai neskleisi. Labai daug žmonių ateina irgi į Tikslo Linki mano kursą ir dvasinių kelių eina gal jau kokį 10 metų, o ten būna koks nors 20 arba 22 arkanas savirealizacijoje, kada tu turi eiti viešumą. Ir sakau, ar kas nors žino savo socialinius tinkluose, ten aplinkui, ne, tik šeima. Tai sakau, reikia pradėti eiti. Tai žmogus net absoliučiai savo Facebook'e nesidalina absoliučiai dvasiniais dalykais. Tai ką ten, kad nesidalina, aš tai siūlyčiau, kam labai sunku pradėti nuo to, kad įkelt ne kačiuko ir ne gėlytės nuotrauką, o savo ir užsirašyti vardą, ne ten Natalija Nagučiai, užsirašyti tokį vardą, kokį tu nešioji. Todėl, kad tai yra pirmasis žingsnis į atvirumą ir nuo to labai daug dalykų keičiasi. Nes iš tikrųjų labai daug yra už kadro sėdinčių žmonių, kurie tyliai, ramiai, taip sakant, varto, imkim, socialinius tinklus ir sėdi kritikoje kažkokioje, nes labai lengva kritikuoti ir labai sunku yra pačiam tai padaryti. Pas mane irgi buvo kurse, kada vienas žmogus parašė, ten žmogus labai stipriai prasijudino, prasidirbo, aš labai žaviuosi, didžiuojuosi, žmogus gulėjo po lovą, nieks nežinojo, kad jis dvasiniais dalykais užsiima, jis pradėjo tinklapį savo kurti, kūrė ir pradėjo rašyti. Nežinau, dabar jis gal nebesibiu kaip. Ir jisai pradėjo rašyti ir jisai ten kažką parašė ir kitas mano kurse buvo, kuris paėmė ir pakritikavo. Tai paskui aš labai švelniai paprašiau jo, kad parašyk tu tą temą kažką tai. Ir jisai parėtėjo ir sako, wow, sako, žymiai sunkiau negu man atrodo, sako, kritikuoti iš senos energijos eiti yra žymiai lengviau negu kad parašyti kažką pačiam. Bet tai kokia tai yra studija, čia jau visas kursas pasidaro. Vienam žmogui išmokti save transliuoti, kitas žmogus kritikuoja. Tada tam žmogui, kuris transliavo, išmokti
nesusitapatinti su Taip. kritika ir nejausti to kaip... Jisai labai gražiai praėjo šitą programą, jisai labai gražiai atsakė. Taip, ir bet dar atrado iš šono. vienam tekste ir vienam komentare, štai prašau, gali išsivystyti visas kursas Taip. meilės savo, savirealizacijos ir visų kitų dalykų. Ir visame kame tai vyksta ištisai nuolat. Taip, gerai, grįžkim prie 19 arkano. Kas dar yra siūlomos, kokie veiksmai, tai demonstruoti lyderystės savybės. Nu, čia jau, kaip sakant, pas tave eina, kad traška-braška viską štai vietoj. Dar, padėkoti kolegoms už bendrą darbą, elgtis su jais pagarbiai. Visada iš tavęs tai išgirstu. Ačiū tau. Ačiū tau. Kalbėti viešai, kas jau iš tikrųjų yra išvystyta. Jeigu aš dirbčiau su tavim tikslo link, aš imčiau kitas sferas, kas yra, atsiprašau, iš tikrųjų, netgi ne pačiom savirealizacijoje, jeigu dirbant su tavim, eit tavo tikslo link dėl savirealizacijos. O kada tai eičiau bus tavo tas asmenybę. kursas? Jisai nuo rugsėjo mėnesį, aišku, galima jungtis bet kada, bet tada tiesiog bus ilgesnis kelias ne iki naujų, o truputėlį ilgiau paeiti. Jisai prasideda šiaip nuo rugsėjo mėnesio, jeigu yra tik tais norinčių, prašom jungtis. Ačiū daryti. Kalbėti viešai irgi labai jau puikiai yra ir investuoti į savo įvaizdį ir statusą. Aš visada žavėjausi tavimi, tavo įvaizdžių, kuris tu turi, ir aš žinau, kiek tu investuoji į savo, kaip tu pradėjai filmuoti, daryti, tos tavo investicijos pastovi tu iki šitą. Bet matai, aš negaliu to Žaviuosi. pavadinti investicijom, todėl kad aš visą tai darau, todėl kad negaliu nedaryti. Man Taip, be galo taip. patinka filmuotis, kalbėti, montuoti, rašyti. Dar jeigu žiūrėtumėm dabar į tai, kad tu turi eiti į masę, į maštabą, kaip sakoma, ar ne tas žodis, tai šiuo atveju tu turėtum pradėti rinkti komandą, kurie už tave tai darytų, o tu galėtum daryti tuos kitus, ko kiti nepadarytų, nes montuoti ten ar ne, filmuoti gali ir kiti žmonės, o tu sugalvoji, arba pati įrašai kažką ir paduodi kažkam kitam modeliui. Ten buvo parašyta kas nors apie tai, kad aš nemoku deleguoti, nes ne pats ir ne pats viską darau geriausiai. Ne, šito dalyko nebuvo, nors kažkurie arkanai atsakingi ir už tai. Gal 14 labiau, kad jis turi nedaryti tai, ko jam nepatinka. Ir Pas priimti tave yra. pagalbą. Tai 9 turi priimti pagalbą. Na taip, tai Jo. šitoje vietoje ko gero čia irgi yra apie tai. Na štai ir viskas, mes jau daugiau negu valandą kalbam, už ką aš tau esu labai dėkinga, kad tu pradėjai mano naują sezoną, aš kaip įpratusi teatre sezonais dirbti, taip ir dabar. O aš labai tau dėkinga, kad pagaliau, kada tu dirbi tiek daug ir su visais, tu pagaliau ir man tą valandą radai ir pakvietei mane, nes iš tikrųjų buvo labai įdomu ir man reikės to pasidalinti, nes sakau, man dabar reikia tiesiog suvirškinti visą tą informaciją, kurią aš turėjau, ten dabar vyksta veiksmas. Ir ačiū labai. Ačiū tau. Ir labai verta, iš tikrųjų labai verta, būtent tam, kad pasitvirtintum, kad tu Už eini ten, o jeigu kažkur eini ne ten, tai visą laiką galima, trupučiuką neurografiškai pasukti į kitą pusę. Užsimotyvuoti visada yra smagu, nes Jo. mes savo gyvenime daugiau matome ir žinome ir patys savo sakome tai, ko aš negaliu, bet nežinau, ką aš galiu. Kaip aš visada žinojau, ko noriu. Aš labai retai, ko nenoriu, nežinau, bet ko noriu, aš vis laikai einu ten, ko noriu. Taip kad jeigu nori žinoti, ko norite, jeigu nežinai, ko tu nori, kad toj dainoj. Ir čia yra vėl, tiesiog noriu uždėti akcentą, nes žmonės labai aiškiai žino, ko nenori ir kas jiem nepatinka. Ir jeigu mažai kas. o kaip tu norėtum, kad būtų? Ir būna, ops, aš nežinau, kaip aš norėčiau. Ir tada, kada tu sužinai, pavyzdžiui, kad tu tiesiog be 5 minučių milijonierius, jeigu ten čiut krustelsi dar į kažkurią pusę, aš nežinau, mane tai motyvuoja. Taip. Realiai motyvuoja. Tai visokių yra būdų atrasti save, pamatyti save ir vienas iš jų yra be galo įdomus ir tai iš tikrųjų yra energinis dalykas, tai numerologija. Kad jeigu rezonuoja, arba kreipkitės, arba pasidomėkit patys, ieškokit jums priimtino būdo, svarbiausia, kad visiems būtų gerai. Ačiū už dėmesį ir iki kitų kartų. Iki.